Kūčių vakarą, vakarinės žvaigždės kviečiami, lietuviai jau daug šimtmečių susirenka prie balto kūčių stalo. Tai tautinė padėkos diena, žmonių vidinio ryšio ir dvasios stiprinimo metas. Mintyse čia susitinka su išėjusiais, emigrantais, tėvais, seneliais, proseneliais. Kiekvienas Lietuvos kraštas turėjo savas kūčių ypatybės. Skirtingus patiekalus, skirtingas taisykles, skirtingus papročius, bet visur buvo tas pats – pagarba, bendrystė ir ryšys su gamta. Lietuvių papročiai yra gilūs, gyvi ir labai įdomus. Jie mus moko ne tik tikėti, bet ir rūpintis žeme, saugoti tai, ką turime. Tai šventė, kurioje susipina krikščioniškos ir pagoniškos tradicijos, perduodamos iš kartos į kartą. Į namus tą vakarą sugrįžta visi – gyvi ir mirusieji. Kūčios žymi kūdikėlio Jėzaus gimimą ir senąją pagarbą gamtai, žemei ir protėvių vėlėms. Šienas po staltiese. Po balta staltiese kūčių stalą lietuviai dažnai paklodavo šienu. Kai kur šieną užtiesdavo švarutelę staltiese, o likutį padėdavo po stalu, kad būtų kur paguldyti kūdikėliui. Šis šienas, kaip ir nuo stalo, atiteks gyvulėliams. Šienas primena Betliejaus tvartelį, kur gimė kūdikėlis Jėzus. Bet kartu tai ir labai senas žemiškas ženklas – pagarbos žemdirbio darbui, gyvuliams, sodybos geroviai. Vakarienės eigoje šeima traukdavo po šiaudą iš po staltiesės. Kas ištraukdavo ilgesnį, gražesnį šiaudą, tam žadėjo sėkmę, ilgą gyvenimą, gerus metus. O jei šiaudas trumpas ar sulūžęs, sakydavo, kad reikia būti atsargesniam, labiau saugoti sveikatą. 12 patiekalų. 18 amžiuje ant kūčių stalo dažniausiai būdavo 9 patiekalai. Vėliau įsigalėjo skaičius 12, siejamas su apaštalais arba metų mėnesiais. Tačiau griežtos taisyklės nebuvo. Kai kur dėdavo 7 ar 9 patiekalus, vidurio Lietuvoje net 13 pagal apaštalų skaičių. Svarbiausia buvo ne skaičius, o prasmė – paragauti visko, kad metai būtų sotūs ir turtingi. Kodėl maistas paprastas, bet prasmingas? Kūčių maistas niekada nebuvo įmantrus. Buvo tikima, kad kūčių vakarą reikia pavaišinti protėvių vėles. Todėl ant stalo dedama tai, ką pats žmogus užaugino ir kokį maistą valgė protėviai. Visko po truputį, kad kitais metais derlius būtų geras. Taip pat padedama tuščia lėkštė prie stalo artimiesiems, kurių nebėra. Kai kuriuose Lietuvos kraštuose į lėkštę įdedama kiekvieno patiekalo po truputį ir paliekama protėviams nakčiai. Tiesa, kiekvienas maistas turėjo savo simbolinę reikšmę. Obuoliai simbolizuoja rojaus medį, Adomo ir Ievos išvarymą iš rojaus, nuodėmės atėjimą į pasaulį. Žirniai, kaip ir obuoliai, simbolizuoja pirmųjų žmonių išvarymą iš rojaus, Adomo ašaras. Kviečiai – skalsos simbolis, valgomi, kad visus metus būtų duonos. Medus – šviesos ir sveikatos simbolis. Žuvis ir silkė primena Dievo stebuklą prie Samareto. Simono tinklų pripildymą, minios žmonių pamaitinimą 2 žuvimis ir 5 kepaliukais duonos. Kūčiukai – tai paskutinės vakarienės duona. Spanguolės apsaugančios nuo priešų. Duona ir pyragas – stiprybės, proto, susivaldymo, ištikimybės, gerumo ir nuolankumo simbolis. Tad svarbu kūčių vakarienės maistą išlaikyti kuo paprastesnį. Per svarbiausias metų šventes laikomasi protėvių tradicijų. Tik taip šventė tampa išskirtinė, o ne eilinis balius. Kaip yra pasakęs profesorius Libertas Klimka, sušiai per kūčias tinka tik vienu atveju, jei jūsų protėviai buvo japonai.
Kūčios – tai ne tik tradicija, tai atmintis, tai ryšys, tai tylus susitarimas tarp kartų. Kol prisimename, kas esame ir iš kur atėjome, tol kūčios lieka gyvos.